Sveiki, brangus draugai. Su jumis Algimantas Sinkevičius ir podkastas 5 minutės. Tomis dienomis filistinai susibūrė kariauti su Izraeliu, o Izraelis įžygiavo į mūšį su jais. Jie pasistatė stovyklą prie Eben Ezero, o filistinai pasistatė stovyklą prie Afeko. Filistinai sustojo kalvos rikiuotėn priešais Izraelį. Nuožmiame mūšyje filistinai nugalėjo Izraelį. Mūšio laukiai užmušė apie 4000 vyrų. 1 Samuelio 4 skyrius. Tikrai netokio mūšio rezultato tikėjusi izraelitai. Jie stebėjusi pralaimėjimų ir klausinėjo vienas kito apie pralaimėjimo priežastis. Sugrįžus kariuomenei į stovyklą, Izraelio seniūnai klausė, kodėl viešpats paguldė mus šiandien prieš Filistinus. Žmonių nuodėmingas gyvenimas buvo taip įsišaknijęs, kad jie nustojo tai laikyti savo bėdų priežastimi. Tada Izraelio vadovai pasitarė ir nusprendė, atsineškime čia viešpaties sandoros skrynią iš Šilojo, kad jis būtų tarp mūsų ir gelbėtų mus iš priešų rankos. Šiai beprotiškai idėjai pritarė Elio sūnus kunigai Hofnis ir Finehasas. Būtent jie nešė sandoros skrynią, tikėdamasi, kad ši šventa relikvija suteiks stiprybės Izraelio ginklams. Bet stebuklas neįvyko. Dabar izraelitų pralaimėjimas buvo dar blogesnis nei anksčiau. Filistinai kovojo, Izraelis buvo nugalėtas, jie visi pabėgo į savo namus. Pralaimėjimas buvo labai didelis, krito 30 000 Izraelio pėstininkų. Dievo skrynia buvo pagrobta, Elio sūnus Hofnis ir Finehasas žuvo. Įvyko tai, apie ką viešpats kalbėjo Samueliui. Žiūrėk, aš padarysiu Izraelyje tokį dalyką, nuo kurio apie tai išgirdus kiekvienam spengs abiejose ausyse. 1 Samuelio 3 skyrius. Ne pralaimėjimas ir ne Elio 2 sūnų mirtis, bet viešpaties sandoros skrynios praradimas tapo Izraelio negarbės simboliu. Vėliau Asafas paminės šį nešlovingą epizodą 78 psalmėje. Dievas pamatė ir įniršo. Jis visiškai atmetė Izraelį. Jis paliko savo padangtę Šiloje, namus, kuriuose buvo gyvenęs tarp žmonių. Jis leido savo galybei eiti į nelaisvę, savo garbei patekti į priešo rankas. Jis atidavė savo tautą kalavijui, įsipyko ant savo paveldo. Ugnis surijo jų jaunolius, o merginos neturėjo už ko tekėti. Kunigai krito nuo kalavijo, o jų našlės negiedojo raudų. Nors viešpaties skrynia išbuvo Filistinų žemėje 7 mėnesius ir po to grįžo į Izraelį, jie niekada negrįžo į Šiloją. Be to, Šilojo tapęs miestų vaidokliu tapo niokojimo ir pasmerkimo simboliu. Būtent su Šiloja viešpats vėliau lygino Jeruzalę, kai joje įsiplieskusią korupciją pranašo Jeremijo laikais. Taip, nueikite, jei norite, į Šiloją, kurį buvau padaręs savo vardo vietą pradžioje. Pasižiūrėkite, ką aš padariau jam už nedorus darbus, kurių pridarė mano tauta Izraelis. Ir dabar, kadangi jūs padarėte visas šias nuodėmes, tai galybių viešpaties žodis, kadangi neklausėte, nors ir kalbėjau jums taip primiktinai, kadangi neatsiliepėte, nors ir šaukiau jūs, su šiais namais, vadinamais mano vardu, o jais jūs pasitikėte ir su vieta, kurią daviau jums ir jūsų tėvams, pasielgsiu taip, kaip su Šiloju. Jeremijo 7 skyrius. Panašu, kad tai įvyko per Jeruzalės sunaikinimą 586 metais prieš mūsų erą. Avo mėnesio 9 dieną, kai babiloniečiai apiplėšė ir sudegino Jeruzalės šventyklą. Tačiau iš tikrųjų viešpaties šlovės šventyklą paliko daug anksčiau. Kunigai ir žmonės savo nuodėmėmis ir stabmeldystė tapo priežastimi, dėl kurios Dievo šlovė pasitraukė iš šventyklos. Dievas davė pranašui Ezechieliui tai pamatyti viename iš regėjimų, kai jis pamatė, kaip viešpaties šlovė pasitraukė nuo namų slenksčio ir sustojo viršum kerubų. Kerubai išskleidė sparnus ir pakilo nuo žemės mano akyse, išeidami kartu su ratais. Jie sustojo prie viešpaties namų rytinių vartų angos. Viršum jų buvo Izraelio Dievo šlovė. Ezekielio 10 skyrius. Šiek tiek vėliau jis mato, kad viešpaties šlovė palikusi šventyklą taip pat palieka Jeruzalę.
Štai paliekami jums jūsų namai, kaip Jėzus Kristus vėliau pasakys apie antrąją šventyklą. Evangelija pagal Luką 13 skyrius. Bet tuo pačiu metu negarbės metu viešpats turi tam tikrą ištikimą savo tautos likutį. Brangus draugai, Elio laikais tai buvo Samuelis ir Abinadabas, kurio namuose ilgą laiką buvo laikomas sandoros skrynia. Kai buvo sunaikinta Saliamono šventykla, tautos ištikimas likutis buvo Danielius, pranašai Ezekijas, Jeremijas, taip pat Danieliaus draugai. Laikmetyje, apie kurį kalbėjo Jėzus Kristus, ištikimas likutis buvo jo mokiniai pripildyti šventosios dvasios. Šie žmonės liūdesio metu parodė amžino Dievo šlovę, neleisdami užgesti tiesos ir Evangelijos šviesai. Su jumis buvo 5 minutės ir Algimantas Jankevičius.